Seksualumas neatskiriama ir labai svarbi žmogaus gyvenimo dalis. Erekcija spindi fizinę ir psichinę vyrų sveikatą. Erekcijos sutrikimai gali kilti dėl įvairių priežasčių – ligų, streso, nesutarimų tarp partnerių, darbo reikalų ir panašiai. Viena iš didžiųjų vyrų problemų tai yra priešinės liaukos problemos. Vyrai yra subtilūs sutvėrimai ir jiems šita problema yra gerokai sunki, sakykime, gerokai sunki aiškinti kitam žmogui, net ir gydytojui. Todėl mes dažnai šnekam su vyrais, kad reikėtų pagalvoti apie savo ne tik tai išorinį grožį, bet ir apie tą vidinį grožį. O vidinį grožį tai mes suprantam, kada sveika prostata, o sveikoj prostatoje sveika ir gera potencija, geras vyriškumas. Todėl dažniausiai reikėtų vyram pasakyti apie tai, kad priešinė liauka tai yra, kaip dažnai sakom, antroji vyro širdis. Tai yra tokia liaukutė, kuri gamina tam tikras medžiagas reikalingas vaisingumui ir tam tikras medžiagas reikalingas erekcijai. Kitaip sakant, geram varpo sukietėjimui, kad žmogus galėtų atlikti gerą lytinį aktą. Ir dažnai vyrai kreipiasi, pirmiausia, pastebėję kažkokius tai nemalonumus, lyg blogiau sukietėję varpą, lyg tai truputėlį kažkaip netoks malonus orgazmas ir tų problemų, kurios lyg ir labai nevargintų. Tačiau vyram, dabar pavasaris, dabar labai gražu, tai visi nori pasipūsti ir pasirodyti, kaip visi gamtos vyriški sutvėrimai, jie jau jaudinasi dėl to ir kreipiasi į gydytoją. Ir dažniausiai vienas iš prostatos padidėjimo požymių, vienas iš prostatos prastos veiklos požymių yra erekcijos sutrikimas. Todėl šitos dvi problemos yra tarpusavy labai dideliai sujungtos. Pirmiausia, jauniems vyrams, esant tam tikriems pakitimams, tas prostatos blogas sekretas, jo labiau blogas sustandėjimas varpos, bloga sueitis, jau apsprendžia, kad gali būti problemų ir šeimoje, ne tik tai psichologinių, bet ir vaisingumo problemų. Pasiklausykit, kiek dabar yra daug nevaisingų šeimų, o kada patyrinėji ir pasižiūri, atrandi tam tikrus pakitimus, kuriuos galima labai ramiai pataisyti ir ta problema sprendžiasi. Tačiau žmogus neįvertina, nepagalvoja, kad tą galima pataisyti, ieško dažniausiai kalties moterį, kad moteris nevaisinga, o iš tikrųjų didelė dalis vyrų nevaisinga. Dabar kita problema vėlgi, kada tie erekcijos sutrikimai yra, taigi šeimoje psichologinė būklė nėra gera. Apie tai niekas nešneka, ypatingai mūsų katalikų kraštuose, čia kaip ir skaitosi negražu, kaip ir skaitosi, kad nereikėtų tokio daikto šnekėti, o iš tikrųjų tai labai reikėtų šnekėti. Ir šitas teisme paplitęs pasakymas, kai skiriasi šeimos, kad nesutapo charakteriai, tai didžiaja dalim nesutapo lytinis gyvenimas, o ne charakteriai nesutapo. Mes, urologai, aš manau, kad ir ginekologai tą patį pasakytų, ir daug seksologų, andrologų pasakytų, kad tai yra labai didelė problema. Bet vėlgi ta problema lyg ir nutilima. Bet mano manimu šitą problemą galima labai ramiai švęsti. Ir galime džiaugtis, kad turim dabar preparatų, kurios išspręs šitą reikalą. Žmonės kartais nežino. Mums atrodo, kaip medikai, ten, sakykime, ta visuomenės dalis, kuri domisi ir skaito, jie labai greitai sužino, kas nauja, kas yra būtent šitoje srityje, kur jam aktuali. O vyrui šitas sritis yra tokia, intimi zona, jis nelabai nori pasakoti, jis ir draugam nelabai nori sakyti. Ir netgi atėjęs pas savo šeimos gydytoją, jis nelabai nori sakyti šito. Jeigu šeimos gydytojas nepaklaus, vargiai ir jis sakys, kad turi tą problemą. Netgi čia atėjęs pas urologą, jisai taip pat sargiai pradeda šnekėti. Jeigu jau tiesiogiai bėda, jis jau tada drąsiau šneka. O šiaip jis taip aptakiai atsargiai sakosi savo tą problemą. Todėl šitą problemą sprendžiant, pirmiausia, iniciatyva turi būti iš abiejų šeimos narių. Ir žmona turi padrasinti ir pasakyti, ir vyras irgi nebijoti pasisakyti savo bėdas. Tai tarpusavio supratimas. Dabar yra dar viena didelė problema vyrams su erekcijos sutrikimais, sakykime, nors ir nesant ten didelį prostatos patologijai, kada jis neturi pastovios partnerės, prieš nepastovę partnerį reikia visada pasirodyti, kad esi, toks iškilmingesnis, mandresnis vyras negu šiaip jau. Ir tuomet jam labai, jeigu ta partnerė jam pasakys, kad tu čia nelabai koks partneris, nelabai šitau gerai sekas šitoje srityje, atsiranda psichologinės problemos. Bet vėlgi, esant ir organiniai problemai, kaip aš pasakojau, ir psichologiniai problemai, padeda vaistai. Yra
preparatų, reikalinga žinoma ir psichologo galbūt konsultacija kartais, bet yra vaistų, šiuo metu yra vaistų įvairiausių ir gausybė. Ir viena didelė grupė šitų vaistų, tai yra fosfodiesterazės inhibitoriai, toks biocheminis pavadinimas, jis gal labai mandras, tai žmonės nelabai žino, bet tai vaistai, kurie padeda pataisyti erekciją, kurie papildo tam tikrą medžiagą biocheminiam procese, kai vyksta erekcija, papildo tam tikrą medžiagą tenai varpoj vykstančius procesus, pasigamina daugiau azoto oksido, kraujagyslės įsiplečia, kitos atsipalaiduoja, vyksta gera erekcija. Tai yra grupė vaistų, kurie veikia gana panašiai. Vienas jų veikia, sakykime, gal greičiau ir trumpiau, kitas veikia, sakykime, labiau pavalgius, gali ten žmogus taurę vyno išgeręs būti, jis nesutrukdys. Kitas jau būtinai griežtai turi būti vartojamas be maisto, be alkoholio, nes gali būti tam tikrų pakitimų ir neįsisirptas. Plus kiekvienas vaistas skirtingai veikia kiekvieną individą. Vienas žmogus gali greitesnę apykaitą turėti, jisai lieknesnis, kitas stambesnis, jam didesnės galbūt dozės reikia, tačiau ten ypatingai didozės nevertėtų. Ir tuomet žmogus, kuris tikisi efekto, turi pirmiausia pasišnekėti visgi su specialistu, kad jam patartų, kaip čia padaryti tiek, ko ir kada reikia. Bet, kadangi aš pradėjau šnekėti, kad iš prostatos išeina dvi problemos, ir reiškia priešinės liaukos padidėjimo problema, tai jau būtų šlapinimosi sutrikimai, sakykime, ir erekcijos sutrikimai. Dar trumpai pasakysiu apie tas prostatos problemas, kurios labiau žmonėms žinoma. Na, mes įskirkim dvi grupės tokių simptomų, kurie yra priešinės liaukos kaip ir ligų požymiai. Pats tas priešinės liaukos padidėjimas nėra liga, tai yra amžinis pakitimas. Ar aš turiu raukšlių, ar mano veidas lygus, tai priklauso nuo amžiaus. Ir prostatos padidėjimas priklauso. Po 40 metų vyrai ima didėti, netgi anksčiau, dabar jau pastebim. Ir jinai, reiškia, sukelia tam tikrus simptomus. Jeigu jinai išdidėja ir trukdo šlapintis, vadinamus tos obstrukcinius simptomus, kada žmogus sunkiau gali pasišlapinti, ryte atsikėlus sunkiau šlapintis, ir tokius iritacinius arba dirginimo sindromus, kaip mes sakom, kada užsilieka šlapimas, jis rūksta, jis gali sukelti uždegimą, jis gali sukelti skausmą, gali pradėti, sakykime, vystytis tenai, iškrys druskos ir sukelti akmenligę, na, įvairių dalykų. Tai tas daiktas gydomas viena grupė vaistų. Tuo pačiu esant šitai patologijai yra ir erekcijos sutrikimas. Tai būtų gydomas kita grupė vaistų. Tačiau šiuo metu turim labai puikų preparatą, tadalafilį, kurio mažos dozės, 5 mg dozės, gydo priešinės liaukos labiau simptomus, o tuo pačiu papildo ir fosfodiesterazės kiekį ir taiso erekcijos sutrikimus. Tai vienas iš tos grupės fosfodiesterazės inhibitorių vaistų, kuris būtent padeda abiems problemams, kurios labai dažnai vyram eina kartu. Ir todėl tas vaistas gali būti puikiai vartojamas, kada atsiranda pirmieji priešinės liaukos padidėjimo požymiai. Kada žmogus ima liktai dažnėliau šlapintis, liktai ima sunkiau pasišlapinti. Na, toks, sakykime, ne visai komfortabilus pasišlapinimas. Tuo pačiu pastebi, kad nuslopsta ir erekcija. Dabar vėlgi vyrai yra, na, savo tų bėdų gal net ir savo žmonai ne visada pasisako. Ir jeigu jis gers tą tabletę, sakykime, prieš lytinius santykius, nu, tai jau gali kilti įtarimų, kad žmogus jau kaip ir čia gydosi kažką tai tokio. Tai vyrai norėtų gerti tą preparatą, kad jis sugertų kursą tam tikrą ir nebereikėtų jam, taip sakant, pasirodyti prieš partnerę, kad jisai ten naudoja vaistus. Tai va vėlgi tadalafilis yra po 5 mg naudojamas vakarais vieną kartą. Jis padeda prostatos išvešėjimo simptomams ir lytiniai potencijai. Jis naudojamas pastoviai. Žmogus gali turėti šiandien santykius, gali rytoj turėti. Tai nesurišta su vartojimu su vaistu. Ir jis sąžiningai gali, reiškia, gydytis, prasideda kursą to gydymo, pasitikrina, pasižiūri ir efektas yra ir vienoj, sakykime, disfunkciniai bėdoj prostatos ir kitoj disfunkciniai bėdoj, kada yra erekcijos sutrikimas. Nei amžius, nei patirtos nesėkmės, nei ligos neturėtų tapti priežastimi užsisklęsti savyje ir atsisakyti artumo. Gydytojų teigimu, erekcijos sutrikimą galima gydyti įvairaus amžiaus vyrams. Kiekvienam jų bus parinktas tinkamiausias gydymo metodas.